Taigi, sveiki visi audio įrašo klausytojai, arba angliškai sakant podcast klausytojai. Nutariau padaryti audio įrašą, kaip neregiui pačiam atsirado galimybė persinstaliuoti Windowsus pačiam. Yra toks dalykas sukurtas kaip kalbanti Windows instaliacija. Ją galima užkrauti arba iš USB įrenginio, tai yra flešo, tik jisai turi būti ne mažesnis nei 4 GB, aišku, gali būti 8 GB, 16. Kuo didesnis, to geriau, nes pats failas užima 4 su viršum, tai 8 GB arba 16 yra pats tas. Viskas veikia per USB 2.0 sąsają. Startinis įrenginys BIOS'e turi būti nustatytas, jeigu rašote iš USB įrenginio, tai USB įrenginys. Jeigu instaliuojate iš kompaktinio disko, tai kompiuterio pirmas startinis įrenginys turi būti nustatytas kompaktinių diskų įrenginys. Šiuo atveju aš naudosiu USB įrenginį, flešą, kadangi mano kompiuteris neturi tokio daikto kaip diskų skaitimo rašymo įrenginio, tai viską darau per USB. Taigi pradedam. Įsijungiam kompiuterį. Ir jau BIOS'e yra nustatyta pas mane, kad pirmas yra USB. Taigi paspaudinėjam bet kokį mygtuką, kad jisai suprastų, kad krautis reikia ne iš kietojo disko, o iš USB įrenginio. Paspaudinėjam bet kokį mygtuką, šiuo atveju aš naudoju kontrolą, kažkaip labiausiai patinka. Kraunasi instaliacija pati ir turėtų pradėti šnekėti, kai jau jinai užsikraus. Tai šitas daiktas yra padarytas Windows aplinkos principu ir jame integruotas yra NVDA skaitimo programa ekrano. Į patį NVDA yra integruotas Eloquence balsas, o ne standartinis NVDA eSpeak. Tai manau, kai kuriem galbūt netgi patogiau. Kaip asmeniškai man, tai Eloquence'as yra geresnis negu tas vadinamas eSpeak. Ir pats neregys jau gali persinstaliuoti Windowsus ir nereikia prašyti kažkokio tai žmogaus, kad būkit malonus, paskaitykit visą instaliacinį procesą. Tai nėra sunku pačiam pasidaryti šitą reikalą, patalpinsiu galbūt ir parsisiuntimo nuorodą. Va taip, pasikrovė NVDA, buvo garsas ir Computer Desktop List. Stovi kursorius ant Computer Desktop List. Tai dabar pristatysiu pačią šito daikto aplinką. Jisai įsikrauna į ramus šitas daiktas. Ir startuoja iš ramų, dabar jau pastartavęs yra. Taigi einam su tabuliatorium, žiūrim, ką mes čia turim. Turim Start button, kaip standartiniuose Windowsuose. Turim toolbarą, System Tray. Ir jame turime NVDA. Čia turim Safely Remove Hardware. Čia galima išjungti flešą, bet tai daryti nėra prasmės, nes iš jo instaliuojasi. Čia Networks Connected. Speakers. Ir turim laikrodį. Computer. Desktop'e turim Recycle Bin. Disk Management'ą. Ir Install Windows 7.bat. Internet Explorer netgi. NVDA. Tai einam į kompiuterį. Spaudžiam Enter. Computer items view list. Hard disk drives grouping expanded. Local disk C. Not selected 1 of 901 column 1.
turim C diską, jisai yra sisteminis šiuo atveju. Čia turim D diską, tik jisai rodo E. Devices with removable storage grouping expanded. Devices with removable storage 1. Removable disk F 5 of 9 row 1 column 1. Other grouping expand. Devices with removable storage grouping expanded. Removable disk F 5. Removable disk F, tai čia yra mano flashas šiuo metu su padaryta Windows instaliacija. Užeinam į vidų, spausdami Enter. Items view list. Boot not selected 1 of 8. Boot, toliau einam į Installs. Installers 2 of 8. Installers, Enter. Items view list. Windows 7 not selected 1 of 1. Selected. Windows 7. Items view list. Sources not selected 1. Sources ir susirandam failą setup.exe. S support 2 of S setup.x404. Setup.exe ir aktyvuojam spausdami Enter. Install Windows dialog, enter your language and other preferences and click next to continue. Copyright 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. Language to install. Combo box English collapsed alt E. Čia nusistatom kalbą instaliacijos, kurią naudosim instaliacijos metu. Tai čia yra English, viskas yra gerai, spaudžiam tabuliatorių. Time and currency format. Combo box English United States collapsed alt E. Time and currency format, čia yra laiko juosta ir laikas, tai kol kas standartiškai yra anglų, bet tai galim pasikeisti ir lietuvių, nors ko daryti aš kaip ir nelabai patarčiau. Paskui galima nusistatyti, pasisinstaliavus visus Windowsus, atlikti pakeitimus. Keyboard or input method. Combo box US collapsed alt K. Keyboard and input methods, tai čia yra klaviatūra, yra US, labai patogu, spaudžiam Next. Next button hold N. Space rest. Next Install button. Windows dialog. Copyright 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. Install now button hold I. Install now. What to know before installing Windows button hold W. Install now button hold I. Spūstelim Install Press F. now. Installers window. Install Windows. Dabar vyksta Windows instaliacijos startinis procesas. Tai startuoja Windows instaliacija ir parodysiu, kad galima pačiam pasinstaliuoti ir kaip viskas veikia. Taip, kraunasi startas. Galbūt šiek tiek ilgiau jisai užtrunka negu tradiciškai be šito NVDA, bet tai tas kelių minučių intervalas tai jau nėra tiek svarbu, kad ten būtų kažkas tokio, kad jau nebeįmanoma būtų palaukti. Tai manau, kad nėra baisiai blogai. Image selection dialog description Windows 7 starter. Select the operating system. Čia galim pasirinkti operacinę sistemą, kurią instaliuosim. Windows 7, kadangi yra visos versijos čia sudėtos į tą failą, tai renkame sistemą. Windows 7 Home Basic Architecture x86. Date modified. Windows 7 Home Premium Architecture x86. Home Date Premium. modified. 2010 11 20. 80x86, x86, tai yra 32 bitų operacinė sistema. Einam toliau, pažiūrėsim, ką turim. Windows 7 Professional Architecture x86. Date modified. Professional versija. Windows 7 Ultimate Architecture x86. Windows 7 Ultimate. Windows 7 Home Basic Architecture x64. Date Home Basic S64, tai čia jau 64 bitų sistema, jeigu norit instaliuoti į savo kompiuterį. Windows 7 Home Premium Architecture x64. Date modified. 2010 11 21 Dar viena Windows versija. Windows 7 Professional Architecture x64. Professional. Date modified. Windows 7 Ultimate Architecture Ultimate. x64. Date modified. 64 ir viskas. Windows 7 Starter Tai Architecture. Windows 7 Starter, bent jau aš instaliuočiau į šitą kompiuterį, nes jisai optimaliausiai dirba su šitą sistemą. Next button hold N. Spaudžiam Next. Space pressed. Unavailable. EULA dialog. I accept the license terms. Checkbox not checked. Hold up. Čia sutinkam su licencijos sąlygom, uždėdami varnelę I accept, Space checked. uždėdame naudodami tarpo klavišą, Next button hold N. Space spaudžiam pressed. Next. Install type dialog. Which type of installation do you want? Upgrade to a newer version of Windows and keep your files, settings, and programs. The option to upgrade is only available when an existing version of Windows is running. We recommend backing up your files before you proceed. Spaudžiam Advanced Installer, Custom Advanced Install a new copy of Windows. Custom Advanced Installer Copy of New Windows, tai čia nauja instaliacija, spaudžiam tarpą. O dar papypsi, kad tikrai vyksta. Drive selection dialog. Where do you want to install Windows? List view control list. Disk 0 partition 2. Name. Disk 0 partition 2. Total size 29. Ir priėjome prie
svarbiausio dalyko, tai yra particijų savo kietajame diske pasirinkimų. Taigi judame rodiklio aukštyn žemyn pagalba po šitą listą. Disk 0 partition 1. Name. Disk 0 partition 1. Total size 100.0 MB. Free space 71.0 MB. Type. Čia matome System Reservable particiją, kurią susikuria patys Windows 7 naudodami. Ir tiek 8 ir tiek 7 jau šitą turi. Šitas, kiek atsimenu, prasidėjo nuo Windows Vista laikų. Tai XP tik neturėdavo šito System Reservable. Čia jinai įsirašo kažkokius tai failus, startinius. Disk 0 partition 2. Name. Disk 0 partition 2. Total size 29.9 GB. Free space 10.6 GB. Type primary 2 of 3. Va, matom primary partition. Tai čia yra C diskas. Disk 0 partition 3. Regiukas. Name. Disk 0. Čia yra mano D diskas atskeltas, kadangi hardas turiu susiskaldęs, tai taip. Disk 0 partition 2. Atsistojame ant C particijos, spaudžiame tabuliatoriaus klavišą ir žiūrim, kas yra toliau. Refresh button hold R. Refresh, čia refreshint particijas, jeigu nemato kažkokios tai. Drive options advanced button hold up. Drive options, advanced button, tai čia spaudžiame tarpą Space klavišą. rest list view control list. Disk 0 partition 2. Name. Disk 0 partition 2. Total size 29.9 GB. Free space 10.6 GB. Type primary 2 of 3. Refresh button hold up. Delete button hold. Format button hold F. Ir čia galima atlikti su particija veiksmus, tai delete, ištrinti particiją, format, ją suformatuoti. Load driver button hold L. Load driver šitą nereikėtų naudoti, nes čia yra kaip ir particijos kitas pasirinkimas. Next button hold N. Add window property page. Drive selection. Refresh button hold. Delete button hold D. Format button hold F. Spaudžiam format. Space. Install Windows dialog. Install Windows. Cancel button. OK button. Cancel button. Čia jisai klausia, ar tikrai norite ištrinti particiją ir ją suformatuoti. Tai spaudžiam OK button ir jisai suformatuoja particiją ir jinai lieka tuščia, ištrina visus joje esančius failus. Tai jeigu turit kažką ant desktopo išsisaugoję arba kažką C diske reikalingo, tai prieš instaliuodami Windowsus persikelkit kažkur kitur, kad jūsų duomenys nedingtų. Tai kadangi šiuo atveju neformatuosiu iš tos particijos, nes yra painstaliuota sistema ir viskas kol kas veikia tvarkingai, tai OK, nespausiu, spausiu tiesiog cancel ir atšauksiu visą procesą. OK button. Cancel button. Rest. Drive selection dialog. Where do you want? Ir tiek. Tai vat, šitas reikalas užsikrauna iš ramų ir galima daryti viską su hardu, savo kietuoju disku kompiuterio, tai ką norim, formatuoti, trinti particijas, jas kurti iš naujo ir instaliuotis Windowsus. Tai ką, manau, kad tikrai yra geras dalykas, nereikia pačiam persinstaliuoti sistemą, nereikia prašinėti to kažkokio matančio žmogaus, kad čia praeik šitą visą procesą, paskaityk, pakomentuok kas kur arba suspaudyk su pele. Viskas yra įmanoma, klaviatūros pagalba ir viską puikiai skaito. Tai vat Windowsų instaliuojant pats tas yra šitas reikalas. Tai ką, ačiū, kad klausėt ir sėkmės bandantis.